Sveiki, turim Free S. Čia yra kaip Grand Canyonas, bet tik tai su 2 varomais. Galiai video pasakysiu jo kainą. Bet dabar einam viską apžiūrėti, ką už tą kainą gausim. Tai visų pirma, pažiūrėkit, čia yra LED High Performance lempos. Matote, tokios gražios, jau ne tos tokios kaip buitiškas, tikrai labai gražiai atrodo. Turi 170 arklio galių, turime 150 amperų ličio bateriją, būtent Himerio Smart sistema. Tai čia, skaitosi labai gerai. Turim 100 litrų vandens, turim beje dizelinę triumą, tai yra, čia nereikia naudoti dujų, visą laiką tų dizelio kaip yra, tai šildosi gerai. Turime išplatinimus ir čia netgi mano ūgį galiu miegoti skersai ir matot, išplatinimo dydis va toksai vienoje pusėje, ten toje pusėje biškai mažesnis, nes yra duris. Tai va, toks dalykas. Turim, ateikit čia, turim kablį ir turim kamerą ir čia dar matosi, kad turim pakeliamą stogą. Tai ten virš stogo gali miegoti 2 žmonės ir tenais negeras yra šildomas čiužinys nuo 12 voltų. Čia turim dujų pajungimą, tai realiai žmogus galės važiuoti Prancūziją, Ispaniją, Italiją ir kempingę grilintis nuo dujų, nes tuose šalyse neleidžia grilinti dėl anglių. Jau pravažiavau apie 1000 km su šituo Friesu. Tai man labai patiko jame toks dalykas, kad jisai yra iš tikrųjų labai greitas. Jisai turi 130 kW, tai čia gal bus apie 180 arklio galių. Ir jis yra mažas, jis, nežinau, čia 6 metrai ar yra ar nėra. Bet jis labai greitas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad jo pakaba dirba kaip lengvo automobilio. Tai jisai valgo duobės, nėra kaip yra pas Citroen ar Fiato. Tai jis labai stabiliai važiuoja. Aš jau ne vieną kartą sakiau, bet, pavyzdžiui, pas Himerį sėdynės yra pačios patogiausios. Tai yra, pavyzdžiui, nugarą man iš viso neskauda važiuoja. Ir absoliučiai sustoju dėl to, kad kojos paskausta. Kitas dalykas, labai fainas yra jo garso izoliacija. Tai šito mano garso izoliacija yra, manyčiau, kad viena pačių geriausių, nes jisai tikrai labai tyliai važiuoja. Dabar važiuoja 110. Yra tylu. Nors yra labai įdomus dalykas, kad jūs galite įsijungti šitą orą taip pusę nuo pačios, nuo viršaus, bet jūs galite įsijungti sprendes vienas, kur jums paeis oras tiesiai nuo viršutinės skydelės, bet gaivus oras. Tokiu būdu labai geras jausmas yra apie to, kad jaučiat šilumą kūne, nešalta, ir kvėpuojat gaiviu oru, nėra tos oro sausumo. Tai turime televizorių, čia dar sistemų įdėta, o čia yra padėklas, kad galėtų miegoti dar 3 žmogus. Tai čia gali miegoti 2, čia čiužiniai yra ten priekį, kad miegotų 3 žmogus, ir dar 2 ant stogo. Tai realiai mes galime miegoti čia 5. Čia labai daug. Aišku, visos durys su žalaidėlėm ir nuo moskitų. Man iš tikrųjų labai patinka toks dalykas, kad iš vidaus, jeigu ką nors uždarysit bagažinės, jie gali išeiti su šitom durelėm. Man labai patinka virtuvės pas fanų, nes atsidaro duris ir čia galima gaminti ir grožėtis lauku. Ir jos yra labai didelės, vaizdas labai geras. Ir turim čia dar pasidėti papildomai vietą, kažką pjausti, kažką daryti. Turim laiptelį ir turim, aišku, pasidėti laikraščiams. Dar kas labai fainai yra, čia yra 2 grindys, matot, čia pučia šilto oro. Čia galima pasidėti batus, arba tapkes šiuo atveju, o tenais yra elektros skyrius. Ir tenais, jeigu matot, yra bėgelis, kur aš rodžiau bagažinę, kad galima pasidaryti dar vieną miegamą vietą. Tai čia galite nusileisti ir pasidaryti dar vieną miegamą vietą. Tai šitą sėdynę apsisuko šitą ir turėsit vieną bendrą ilgą vietą. Aišku, labai fainas dalykas dar yra ir šitas stalas. Tai čia turi 12 voltų, čia turit puikią vietą darbui. Ir noriu pasakyti, kad sėdynės labai patogios. Paprastai pas fanų nėra tų labai patogios sėdynės, o šitas labai patogios. Tai toliau, kas labai dar gerai čia yra. Yra dvi viryklės ir, aišku, vanduo. Vandens turim 100, o dujų tikrai labai daug. Tie stalčiai, čia laikoja po 15 kg, turime netgi televizoriaus laikiklį distancinį. Ir čia, o čia dar turime ir šiukšlinę. Tai čia tikrai vietos, labai daug virtuvė, daiktam vietos tikrai daug. Čia dar galim pasidėti. Yra apšvietimas, įjungsiu, apšvietimas. Čia 12 voltų, čia dar 220. Vienam toliau. Šičia labai įdomi vieta iš tikrųjų, dėl to, kad čia yra
Galima tiesiog daiktus dėtis, arba galima nusimti ir čia yra pakaba ir susidėti tokius kaip marškinius, kad nesusiglamžytų. Šaldytuvą turim mes, šiaip čia, Tedfordo šičia labai brangus šaldytuvas ir jis yra kompresorinis, jis yra didelis ir sušaldoma kamera. Kamera yra iš tikrųjų labai ten tokia didelė, va tokio dydžio. Ir tenais dar apačioje. Ir aišku, turim dar šičia didelį stalčių, kažkaip tai daiktam pasidėti. Ir jeigu kažką vežatės, tai jūs galite pasidėti ir čia prieiti prie šitų stalčių. Nežinau kaip parodyti, bet čia dar yra kabykla, kur čia galite pasikabinti. Tai realiai spintelė tokio dydžio, tenais yra kabykla, matot? Tai čia, nežinau, 1, 2, 2 kabyklas galite dar naudoti. Šičia mes turim, jeigu vežate kažkokius daiktus, tai galite užsidaryti, kad daiktai neatvažiuotų čia, o čia dar yra kopėtėlės palipti, kad jeigu trūksta biškai, jeigu esate žemesnis žmogus. Dušas. Turim kraną, kuris įsitraukia ir labai gerai, kad yra langas, tai galima pro langą iškišti ir nuprausti vaikus, vyrą ar dviratį nusiprausti. Tai labai fainai dar šitam tualete yra tame, kad žiūrėkit, čia yra pats brangiausias unitazas, nes šičia, jisai yra patogiau sėdėti ir šičia užsidega lemputės, matosi, kada jau yra prisipildytas ir užsidaryti gali ir uždaryti va šitaip. Yra tiesiog patogiau pats išdėstymas. Toliau, kai maudotės, užsitveriat šitą užuolaidėlę, o kai nesimaudote, taip gražiai va tie galite ir susivinioti. Dar žiūrėkit, šičia labai svarbu. Šičia turit padėklą, tai kai nusimaudote pasidedat, turėsit visą laiką švarias kojas, nešlapias kojas, bet šiaip tai nėra būtina, jūs galite realiai jį visą laiką laikyti ne čia, o kažkur tai namuose, bet kai kurie žmonės mėgsta taip. Mes turim čia dar spintelę, kosmetikai susidėti ir jie yra, matot, čia su tais, kad neišvažiuotų spintelės lauk ir turim dar be abejo 220 pajungimų. Čia atsisegam ir čia dar yra tokios apsaugos, o čia paspaudžiam ir mes labai lengvai kaip vėjas padvelkia. Turim kopėčias, tai tam, kad pasiekt, reikia susistatyti. Statom kopėčias ir čia jos, kaip Himmerio yra, jos labai saugios yra. Susideda tokios apsaugos, kad niekas nenutiktų. Lipam be batų, nes antram aukšte yra čiužiniai. Turim, kad vaikai nenusiridentų dar tinklelį, tai jisai užsideda už šičia ir tada vaikai jau nenusiridens. Čia turiu daug vietos iš tikrųjų ir jeigu tai miegot, tai čia miegot ir tiek čia atsidaro. Tai čia tinklelis yra, o čia yra toks celofanas. Ir pažiūrėkit, kokie čiužiniai. Čia labai minkšti ir šita sistema, kur yra pati pažangiausia miegojama. Čia yra sudėta. Ir aišku, ir turim apšvietimą nuo 12 voltų. Ir čia galime miegoti. Aš įsivaizduoju, kaip prie jūros labai fainai čia turėtų miegoti. Jūra ošia, žiūri pro langelį. Taip. Ir matau, kad jeigu norėtumėt, jūs galite čia nusikabinti, man atrodo netgi. Tai man labai patiko, kad jisai labai greitas, labai ekonomiškas, nes turi 170 arklio galių ir 8 bėga automatinė pavarų dėžė. Ir pakaba dirba kaip pas lengvą automobilį. Labai manevringas, labai tylus yra iš tikrųjų. Turi visas apsaugos sistemas, turi adaptyvią kruizo kontrolę, kur privažiuoja prie kito automobilio ir pristoja. Tai va. Ir dar iš tų gerų senų dalykų, tai turi Webasto, kad galite pasišildyti ir Webasto, variklę Webasto. Turi aišku karplėjų, turi pakrovimą bevėlį ir turi, ką dar turi? Kaina. Kaina šito kemperių yra 90 000 plus PVM-as. Nėra mažai, bet daiktas tikrai vertas to. Šitie kemperiai prasideda nuo 80 000 ir į viršų. Šito būtent kaina yra 90 plus PVM-as.